ką, atvažiavom į Kauną. Sukom į Megą, Artūras nuėjo pasimti. O, blėt, man čia krenta. Nuėjo pinigų biškį nusimti. O Artūras nuiminėjo babkės, aš čia saugojau mocus, kad nereiktų nusirinkti navigacijai. Ir prasukau vieną varkę, Artūras dar nežino. Jau kažką pavogėt? Ne, priėjo bachariukas prie mane, sako, turi gal parūkyti. Aš tyliu, žinai, sako, blėt, nusipirkau špiliavų cigarečių. Tai pas mane pakelė dar 2 cigaretės buvo, aš jam tas 2 cigaretės daviau, o jisai man atidavė pakelį liavų cigarečių. Jis turbūt nežinojo, kad reikia rūkyti savo aparatą. O, geras. O čia tai gerulis. O taip ir būna, kai atvažiuoji į svetimą miestą ir tau žmonės, žinai, duoda gerų dalykų. Tai parsivešiu namo aparatą turi, surūkysim. Jurba. Geras dylas buvo, 2 į 1. Tai dėl žodžių, žiūrėk, dabar yra 5:30, mums dabar reikia pjauti tiesiai link Suvalko. O dabar yra 1,5 valandos kelio kažkur tai. Tai gerai, dabar parūkysim, galėsim važiuoti. Jo, ir tada ką, Suvalkose, kai pervažiuosim sieną, pafilmuosime vėl. Ir bus matyti, kiek mes čia trūksim, nes mes dabar pakankamai ilgai važiavom. Debesis užstoja saulė, bet kai saulė čia buvo, tai čia pizda, kaip čia kepina. Žiūrėk, parodys, kiek yra temperatūros. 3,1. Ant saulės 3,1. Neblogai. Sakau, net striukė nusimova, aš įstojau striukė. Karšta yra. Klaipėdos taip nekepina. Gerai. Kita stotelė už kiek kilų? Apie 100, dabar dar 20 kilų kažkur. Tu jaučiu, kad 100 kilų taip ir stavinėsim, ne? Jo. Gal biškį, Lenkose gal biškį daugiau važiuosim. Tai, nežinau, žiūrėsim. 100-105 kilų ir bandysim stoti. Nes dabar pakol kas 100 kilų, kai važiavom, tai pakankamai ramiai ir pakankamai greitai. Tai kad laiką taupant, reikėtų gal biškį daugiau pavažiuoti. Važiuosim palei situaciją, kaip čia bus. Ant kiek jau atsibos labai. Gerai. Matysim kitoje stotelėje. Kurva Artūras rodo mums trumpeškę, kurią jau stovim 10 minučių. Va, po tų mašinų. Bet dabar iš tos pusės pravažiuoja. Vienas kelias, 2 keliai, 3 keliai, 4 keliai. Ar čia? Pakomentuok, kur mes esame jau? Mes esame netoli Suvalkų, esame jau Lenkijoje. Mūsų kelionė truko 1,5 valandos iki Lenkų. Tai atvažiavom pasikeisti pinigėlius, tai kontora yra, visi aišku, visiems aišku. Pinigų kursas visai yra neblogas, lygiai toks pat, koks internete rašė, tai didelio skirtumo nėra, kur keistis, ar Lietuvoje, ar Lenkijoje. Praktiškai yra tas pats. Ir nenuspaudžiau, aš naujo. Gerai, džiaugiuosi. Gerai, esam jau Lenkijoje. Toj, šraktą ištrauksiu, pažiūrėsim, kiek mes jau tų kilų prasukom. 318 km ir dabar turim 7 valandas lygiai. Išvažiavom pusę 3, ne? Išvažiavom be 23. Tai kiek čia 4 Be 23, tai mes prasukom 4,5 valandos. Jo, 4 valandas 300 kilų su biškį. Jo, ir mes kiek turėjom? 3 ketvirtas sustojimas. Jo, visi buvo sustojimai taip kažkur po 10 minučių. Nu tai ką, dabar pailsim, parūkom ir važiuojam toliau. Tai realiai važiuosim dabar tiek, vėl kažkur apie 100 pem. 100 pem. Jo. Ir vėl čia biškį susivėlinom, nes buvo kelio darbai. Jo, kelio darbai buvo, tai jeigu važiuosit, aišku, irgi nevažiuokit per Kalvariją, nes per Kalvariją dar labiau pastriksit negu tenais. Tai aplinkeliu geriau. Gerai. Eisim iš. Čia nukirpsim, Artūras. Žinoma eisiu. Artūras planuoja eiti tenais pasižymėti, kaip šuo. Aš einu tenais, pažiūrėsiu. Gal įsigysiu šitą būstą, taip noriu apžiūrėti. Virtuvę, vonios kambarį, miegamai. Gerai. Gal viskas bus gerai. Nu ką, buvom priversti sustoti, nes kuras baiginėjęs. Užsipylėm kurą ir sugalvojom.
Taip. Tuoj Tomas pagamins pačią skaniausią vakarienę. Artūras ten norėjo dešrelių, perkam ten tą, na, sakau, ramiai, bachūras, pasiėmiau savo virtuvę. Nu ką, maistas pagamintas, kavytė jau beveik išgerta. Artūras, Kavytė, viską. pavalgom ir šaunam į trasą toliau. Tikrai taip. Naktį bus ramiau važiuoti. Mašinų netiek bus daug, fūrų netiek bus daug. Bus pats gazas. Tai gyvūnų saugos reikės ir viskas bus gerai. Nu ką, užkandom. Reik dabar biškį susipakuoti. Atgal viską ką ištraukiam ir važiuosim apie 100 PM kilų iki sekančios stotelės. Arčeris laimingas, bet nėra niekur keliavęs. Ką yra? Ką? Kas yra? Ką sakei? Ką gauti iš padelę? Nenori pajodinėti? Norėčiau. Manęs. Ant tavęs, ypač norėčiau ant tavęs. Atvykome į dar vieną stotelę. Koks miestas? Neaišku. Nuvažiavom kiek? 110 dabar. Kažkur čia. Ne tiek jau ir daug nuvažiavom. Tas Lenkijos. Aš gal padarysiu 2D. Bendroj sumoj 476. Tai kaip ir planas šios dienos įmėtų. Ta siena čia. Nu šiandienas jo. Bet mes Dar liko važiuoti nemažai. turime ištvermės, tai važiuosim toliau. Nu jo, tu į kalną gilip nenori, na. Bet tai tu važiuoti nenori? Nes tau kojas tirpsta. Ne, normaliai yra. Normaliai? Subinė tik biškiai jau taip. Bet normaliai. Aš dar kokius 300 įkatalinčiau, drąsiai. Aš jaučiu irgi tikrai. Man tai kas yra gerai, kad aš dabar čia, kai aš įsistumiu čia toliau, tai man žiauriai yra patogu. Jeigu aš čia Reikia dar nusistumiu, jaučiu man tada čia žiauriai gerai. Grandinės dar reikia susipurkšti. 500 kilo. Po to negulti, nereiktų tempti. Muselių. Normaliai. Pas Artūrą. Pas mane. Nėra. Biški mažiau. Iš vis nėra. Na, pas tavęs gerai, stikliukas viskas sugauta. Nu taip, pas mane mažiau. Aha. Nieko nėra. Beveik nieko nėra. Bet sakau, stikliukas jau užsiklėjau. Dabar svei, jeigu kažkas tikrai planuoja kažkur kelionę, tikrai rekomenduoju, ta prasme, nusipirkti kažkokią stikliuką. Va tokį Artūras susidėjo nuo Motorola. Atrodo gal ir ne kaip, bet padeda tai labai gerai. Tas indusus, blėt, viską pridėta. Nu. Iš tikrųjų, sakau, džiauriai geras kaifas, va, su juo važiuoti, prasme, tu važiuoji, tu, tarkim, jeigu truputėlį būtų, kaip kad yra tas perėjimas, tas stikliukas, jis būtų žiauriai gerai. Tada aš praktiškai iš vis jo nebegaučiau. Labai didelis trūkšmas gaunasi, bet sakau, jeigu šito stiklo nebūtų, tai čia būtų šis ragai. Mane tam pūstino to moco ir nežinau, bet šiaip rekomenduoju visiems. Padangėlės jaučiau kvadratai. Praktiškai. Vieną. Ką? Vieną. Nu. Gerai, blėt, aš noriu parūkyti. Susimatysim už 100 km. Davai. Ei. Čia automatika, yra, blėt. 21 amžius, Artūras. Artūras nemoka kamerą naudoti. Aš sakau, įjung kamerą, jis tai, blėt, bateriją traukia. Žiūrėkit, dabar tutorialas, na. Kokį?
Žinai, kas mažiausiai serga, pas ką imunitetas yra stipriausias. Kas valgo maistą nuo žemės ir kas valgo būdus. Dėl to toks sveikas ir esi. Aš nuo žemės valgo. Įsikrovė. Apgavau. Ilgai čia purkšti. Aš tai nežinau. Man tik įdomu, kaip tu susipurkši. Irgi įdomu. Bet jeigu susėsėjus, tai gerai. Čia Kizakopanės dabar. Labai įdomu, ką Tomas daro. Kizakopanės užteks. Apsimeta, kad dirba. Afrikėlė, viską. Dabar Artūro nėra, galim biškis daugiau papūti. Ai, jau viskas, ne, jau. Kas buvo, Tomai? Ai ne, taupė iš Ne, ne, nieko. Reik mano aparačiuką irgi susipūst. Gerai, aš paversiu mocą. Tai va. Gerai. Susitiksime vėliau. Tem 2% baterijos taupyti, neturim kaip pasikrauti. Atvarėm su Artūru. Pasišopinti. Simtenaus. Ir kaip sakoma, bedrionka, imk vidrionka. Užuodžiu, aš jau užuodžiu. Nepalikom. Čia visi yra įsibauginę mums pamatę. Sako, youtuberiai. Sako, čia yra vlogeriai. Toks jausmas, kad tu esi Čia yra buvęs. mano skyrius. Sveiki atvykę. Tai ką, prie Vinelio? Kuraus. Sakau, mano skyrelis iš karto atein, va. Ko tu tik nori. Reikia papinti. Šliukonovičių. Ne? Va tas yra geras. Su zuburu. Kas šiek tiek čia gaunasi? Smagus. Špilėt. Ne eurų nekainuoja, ne? Aš to sakau. Nu davai. Alus kainuoja 8 Žiūrėk, yra su tavim mane ir yra su tavim. ir yra su manim. Žiūrėk. Va, su manim, žiūrėk. Grinai. Va, su meška. Aš girdi, tai aš galvoju, vieną ar du. Aš dūna. Aš galvoju, man tik. Aš vieną tokį naudok, o už o gaidelio nėra. Čia man atrodo tik tais gyvūnai pavaizduoti skirti. Nu, kiti, o... Zubras. Nu davai. Gerai, porą alus, bet aš jaučiu, kad ne. Popus. Kodėl aš pelėdą pasiėmiau? Nenoriu aš pelėdas, aš noriu meškos. Gerai, šunį. Pabandysim atsiskaityti savitarnai. Kaip kalbą pakeisim. Nereikia. Du kodas. Kodas vardas.
Čia va Tomas bando suskaičiuoti savo pinigus, bet nieko jie nesigauna. Prieisuku neveik. Tave paimti. Man atrodo, tiek ir bus. O. Milijonierius. Gerai. Susikraunam, suspakuojam ir važiuojam. Kamera irgi įkišu į dėžę ir sustosim po kažkiek kilometrų. Čia labai. Nu ką, dar 100. Dar 100 numynėm. Stojam stoteliai. Biškis subinės pailsinam ir varom toliau. Jau turim beveik 600 km. Jo. Iki Varšuvos liko 42, man atrodo. Kažkas tokio. Realiai daugiau negu pusę jau įveikėm. Tai jeigu taip toliau ir labai nepavargsim, tai man atrodo mes atvažiuosim šiandien galbūt ir į vietą. Bet jau būsim paryčiais, kokią 7 ryto jau. Tomas žiovauja. Zaibys yra. Jo, šiaip kelionė faina, oras geras, sąlygos važiavimo yra geras. 25 laipsnių šilumos rodo mano emocijas, o magistraliai rodo tą informaciniai 23, man atrodo, rodo. Jo, kažkas. Dabar vienu metu rodė, kad ir 20 buvo. Asfalt, ne, 21, o asfaltas buvo 20. Taip. Viskas yra nerealiai. Nebazarin, tavęs vis tiek nesigirdės, čia turi ateiti, va taip. Dzień dobry, my name is... Dzień dobry, my name is Arturas. Nu ką, dar 100. Sustojam užsipilti kuro. Kuras išėjo apsimokėti. Biški po to pavažiuosim, reiks biški užkasti kažką, nes jau valgyt norim. Ir dar 100 prasukom. Dar 100. Bet dabar jau viskas, reikia sustoti atsigerti arbatos, nes pradėjo biški viesti. Oras atšalo. Iššoksim šičia ant sauliukų, pasidarysim arbatėlės, makarunsų Arbatėlės, makaronų. ir šausim toliau. Pasakyk, koja šala. Duos to vilnonės koinės. Kiek yra valandų? Dabar yra 3:30 lygiai. Nu tai va taip ir eina laikas, blėt. Taip ir eina. Kas čia sakė, kad čia eina, blėt, nuvažiuoti per 10 valandų? Be šansų. Be pirikūrų. Su Mocu per 10 valandų iki Zakopanės be šansų. Vieno Klaipėdos rodo, jeigu tu važiuoji kad ir su mašina važiuotum, palei taisyklės, tu važiuoji 12 valandų. Nuo Vilniaus jau 10 valandų. 12 valandų, aš nežinau, kad čia galėtum sėdėti be sustojimo. Ant Moco. Gerai, einam kaisti. Kaista viskas. Arturskai visą laiką fotosesijas daro. Pasirodo, mes čia ne vieni esam, čia yra ir lietuvių. Nu ką, šausim po bomžpaką. Šiandien, karočiui, yra bomžpakų diena, o rytoj kažką kepsim bomžpaką. Nu, šiandien dieną. Šiandien dieną. Ne gal kažką, o kepsim tikrai jau. Šiandien normaliai vakarieniausim. Nu ką, užkandom. Biškai apsirengiau šilčiau.
Ir dabar Biškį pakylu. šilutės. Vėl. Toliau kelionė. Ir bus paskutinė statelė, turbūt pailsėti. Arba prieš paskutinę. Žiūrėsim. Čia žiūrėsim. Artūrui pizda yra. Pradėjo miegoti važiuodamas, tai sustojom kavos pasiimti. O fotkint jisai, blėt, jėgų turi. Miegas neima. Tai atsigeriam kavą. Ir greičiausiai važiuosim dabar po mažesnius atstumus, kad miegas neimtų. Dažniau darysim pertraukas. Kas 5 kilometrų. Gavosi? Nerealiai, galiu parodyti. Kaip kamera. Nu tai aš čia paprastai dangų nufotkinu, biškis spalvas pamėtau, taip gaunas. Tu pamėtai savo rutuliukus, pamėtai ir taip gaunas. Mėtytojas. Kur kava mūsų? Mūsų? Mano, tai čia tavo, aš nežinau, kur pasidėjai. Tu mano knaiserį palikai? Tam stulodų visai. Nu ką, atvažiavom į kempingą. Bet niekas neįleidžia. Esam pikti, Nepastovi. pavargę, nemiegoję. Karočią. Niekas neįleidžia, niekas neatsiliepia, nežinom ką daryti, o reikia pastatyti mūsų miegamasias vietas kažkaip įsikurti. Tai neaišku. Dėliai nieko nėra, nors rašo, kad dirba nuo 9 valandų, dabar po 9:02. Į numerį neatsiliepia. Laukiam. Kai įsileis, eisim, pastatysim palapines. Pirmoje vietoje šausim alaus, škasim ir eisim miegoti. Taip. Net nebėra nuotaikos net ir energijos bekalbėti kažką daugiau. Artūras latviškai bazarina. Samochód osobowy 20 zł. 20 zł. Za samochód. Zł samochód osobowy plus osoba 10 zł. To jest Jedna 30. osoba. To jest 30. Kurva, Lenką turim. Ar čia? За jeden dzień. Mes jau pasistatėm palapinės. Čia mano 2 vieta, čia Artūro 2 vieta. Čia yra vienvietė. Arba pusė žmogaus palapinė. Nors sakė, kad yra 2 vieta. Tai dabar mes Tai pačilinsim. Čekin dabar, va, kaip tik, ką jau sakiau. Žiūrėsim, kaip šukinėjo. Ir čilinsim. Rytoj varysim į kalnus. A? Tikrai taip. Bandysime kopti. Vat, panašiai iki ten. Jeigu matosi. Tai įsivaizduokit, kokius... Nu, jaučiu 2 kartus didesnį kalną. Jo. Tai planas yra eiti. Mes dar naktį nemiegojam, tai dabar pakimarinsim, biškį pamiegosim, po to eisim vėl pakimarinti, ne? Nu jo, jaučiu pakimarinsim, tada eisim iki parduotuvės. Dar kažką tai nusipirkti reikia ir pavalgyti. Nes kol kas žiūrėjom, didžioji parduotuvė nedirba, tai nežinau kaip ten bus. Gal kažką ir gausim maistą. Arba valgysim čipsus ir sumuštinius. Bus kaip bus. Važiuosim iškoti mėsos šoką. Ką mes čia veikiam? Prisiminėm, kad droną turim, tai bandysim nuvaryt, pažiūrėt, kaip šis slidinėja nuo kalno.
Karoči pagėrėm, paskraidėm su dronu ir dabar einam miegoti, nes esam nemiegoję maždaug 24 valandas gal. Pamiegam, atsikeliam, varom užsiperkam rytoj viską ir naktį varom į kalnus. Čia bye. Nu ko? Pamiegojom greidiškai. Neviegojom išvis, miegojau valandą. Žodžiu, buvo labai sunkiai pamiegoti. Nie, užmigti, nes žiauriai saulė kepino ir palapiniai buvo žiauriai karšta. Ant palapinės buvo grinai ant saulės, tai palapinė jaučiu koks tikrai 5 laipsnių buvo. Tai toks jausmas, kad tu miegi pirty ir tiesiog šunti savo skysčiuose. Tai dabar ką tik atsikėlėm, varysim iki parduotuvės. Neatsikėlėm, atsikėlė ką Aš tik. atsikėliau. Bišmiegojau, bet irgi nedaug. Tai varysim dabar iki parduotuvės, nusipirkti vandenėlio. Nu, žodžiu, viską reikia susipirkti naktį. Jo, reikia vandens, reikia maisto, kažkiek dar pasiimti, pavalgyti, užkasti, reikia botanėlio, kokį bananą, dar kažko. Tai varysim ieškoti parduotuvės kažkokios ir ieškosim maisto. Nes naktį išeinam į žygį, kalnus. Tai reikia viską dabar susiruošti ir dar vakarėlį pasidaryti čia. Jo. Reisim dar biškį pamiegoti. Nu, aš bent jau tikiuosi, kad aš pamiegosiu, nes jeigu ne, tai bus kiti. Gerai. Ieškojom parduotuvės, ir taip gavos, kad atsidūrėm čia kažkur. Vingiuotais keliukais prie kalnų. Bet normaliai, serpantinais pavarėm. Serpantinai tai žiauriai geri. Tarkim, jeigu čia važiuotų dažniau, tai čia maršrutas geras turėtų būti. Tai dar va biškį čia žiūrėjom palei navigaciją. Nusileidžiam serpantinais ir bus parduotuvės iškart. Wow. Skaičiau bateriją. Vis dar nerandam parduotuvės. Yra tų parduotuvių mažykių.
Nu, nėra pagrindiniai dalykai, tenais yra alkoholis, cigaretės, makaronai, greitai užpilami ir šokoladai. Daugiau nieko nėra. Pagrindinis. Mums reikia mėsytės. Ne? Taip. Mėsytės norim pasikėpti. Kaip ten yra? Badrionka? Bėdrionka. Nu ką, bandysim varyti toliau ieškoti. Nu ką, radom parduotuvę mažą. Artūras gal perka. Aš jau susipirkau, susidėjau. Dar reikia vandens ir cigarečių. Ir bus viskas. Ir varom vakarienę gaminti. Grįžom, radom šiaip ne taip vandens begardiniai. Dabar reikia vakarienę pasigaminti. Tai bandysiu išsivirti makaroną. Mėsos turiu, mėsos išsivirsiu. Pafilmuosiu po to, kaip viskas gavos. Artūras labai nervuotas, neišsimiegojantis, nepavalgęs. Einam valgyti daryti, Artūrai? Ką? Valgyti einam daryti? Taip. Gerai, taupom šviesą. Morkytė, svogūną. Mėsos. Darysim. Bus gardu. Vandens stovyklauti irgi. Belia kokie. Sudėjom makaronus, svogūnus, morkas. Toj makaronai išvirstam mėsos darinės. Turim pomidorų, agurkų, dešrelių, batono, jogurto, gėrimų. Karoči, nenumirsim. Badų nenumirsim. O rytoj kalnuosi, nežinau. O rytoj Artūras nuo kalno nukris. Bamžpakus jaučiu. Bamžpakų. O, bamžpakų dar turim. Turiu balonezį, ten irgi skanių paėmiau. Nu ką, vakarienė pagaminta. Pavalgysim. Apsitvarkom ir einam miegoti. Alaus atsigeriam. Ir miegoti. Labas rytas visiems. Kam labas, kam ne. Bet kažkas tai pramiegojo valandą. Bet susiruošiau užtai per 15 minučių. Įrašai. Tikrai ne per 15, o per pusę valandas. Dabar eidamas valgysiu pusryčius. Pabiškį Pats kaltas. Jeigu. Jo, iki kalnų 43 minutės, kaip ir sakiau savo video. Tai beveik valanda iki kalnų, 2 valandos iki ežerų ir 7-8 valandos iki Kozivėrų. Tai tenais pafilmuosim, kai nueisim. Dabar reikia pavalgyti. Klausimas ir Kozivėrų. Aš užlipsiu, neaišku, užlipsiu. O Surinkimo net. pamėginimas tai bus toks. Jau nuėjom apie kilometrą. Vargom. Kilometrą dar nėra, Tomai. Mes Bet- geriausiai atsinuėjom 500 metrų. Kuprinės žiauriai sunkios. Prisikrovėm. Nereik visko. Daug vandens jie pasiūžėm. Dabar iki kalnų. Kiek sakė kilų? Jie kalnai yra 2,1. Aš sakau, mes vartojame 500, nežinau daugiau. 2,1 iki ten, po to 7 km iki ežero. O po to nežinau, kiek ten tų kilometrų gausis, bet teks į kalnus kopti normaliai ten. Grandinių rožiai, visi reikalai. Bandysim. Nu ką, susimokėjom. Vandenukas. Upeliokas. Dabar varom iki ežerų. Iki Čarnai Stav. Čia kiek? 3 valandas kelio. Tai yra kažkur panašiai. Reikia tik pasižiūrėti.
Buvau įsidėjęs akmenų, kad lengviau eitus. Nu ką, pirmas perikūras. Pakomentuoti nors. Pakomentuoti? Čia kažkas šlapės. Mes čia būtų tokie sušutę, sėdim šlapus. Nu, ta prasme, Bėga. realiai kuprinės mūsų sveria kokie, 2 kg jau čia, ne? Nejaučiu tikrai kokie 2. Vanduo, maistas, tas. Kiti ramus, o eina ne vien pro kitų. Nu. Nėra, bet sausi tokie, čiuk, mešia, kur bėga viskas. Žmogeliukai, ta prasme, kiek čia praėjo, nu, vieną mačiau tokį biškį pašilusi, bet tokių kaip mes, kad ta prasme suprakaitavę būtų, tokių tikrai nėra. Čia visi pumpuoja ir tokiu tempu pajudama, kad... Per šonus dar mum visi. Ir čia senukai mum per šonus duoda, tai... Dabar varysim tenais. Staigiai parūkau ir judam. Paėm gal 100 metrų. Vėl perikūrę darom. Bet jau čia taip neatrodo per kamerą stačiai. Kai lypi. Čia turi būti pasiruošę šitam dalykui. Arba ne pirmą kartą varyti. Pirmą kartą jis sakė, jaučiu sunku. Arba varyt be kuprinių. Arba varyt be kuprinių. Neprisikrauti tiek, kiek mes prisikrovę. Ant išgyvenimo, atrodo, kad mėnesį. Ir čia žiauriausia yra tai, kad užlipsim dabar į viršų. Ir po to reiks nulipti, nes čia yra ne tie kalnai, kuriuos mes varom. Čia yra tik tais kelias link tų kalnų. Čia yra kelias link tų kalnų. Čia yra kelias link ežero. O į kalnus dar yra ten. O po to nuo to ežero vėl reiks lipti. Tai dar didesnį kalną. O taip. Nu? Bus kaip bus. Kiek nueisim tiek, ne? Nu jo. O ar čia viskas šlapias? Truputėlį. Aš tai sausas. Kaip ką tik iš dušo išlypę. Pliusas, kad nėra Saulės. saulės, dar esame stovėsi. Nes sauliai... Diena praneša 27 laipsnius. Jo. Tai netgi stovint čia, realiai žiūrint į apačią, tai biškai galva net sukasi. Dar lipimo, jo. O dar lipti ir dar labai stačiai netgi. Ir po to čia kaip hebrai varo, tai žiauriai. Startas greičiausiai pradėti netgi 4 ryto, jau pradėti eiti čia į kalnus. Jo. Kol dar yra tamsu, Vėsu. vėsu ir žmonių nėra. Tai jeigu matosi, va, į kokį kalną dar reikės lipti. Žmonės, aišku, čia jau ne pirmi metai ir ne pirmi kartai, tai jiems sekasi puikiai. Man irgi Tomas parodys, kaip mums sekasi, tai pamatysite video reportažę. Блядь. Karšta? Čia pamiš būtų zaibys jau. Labai pamišė, čia, blėt. Eisim taip. Ten iš apačioje ežerai turbūt yra. Nu ką, išsiskiria mūsų kelias su Artūru. Artūras išėjo, aš sakiau, parūkysiu. Parūkau ir varau toliau. Dar biškį palipom. Palipau. Pasirodo, eisim ne tenais ir eisim dar aukščiau. Bliat, hujovint pradėjo. Ir saulė išlindo.
Šiluvos kalnus, bet aš nebežinau, ar belipsiu. Reikia pailsėti, nulipus. Beveik nulipau. Nulipti buvo vienas malonumas. Artūras jau prie ežero, pirmojo. Na, aš biškį atsilikau, nes aš esu parūkantis, jisai nerūko. Dabar iš to kalniuko turėtų pasirodyti ežeriukas kažkuris pirmas. Tai ten jisai manęs laukia, o aš varau, 705 metrų liko. Wow. Gerai, kamerą iš šono. Vėl viršų eikti, na. Bliat, galėjau namuose būti. Ja, nieks nevertė važiuoti, pats galvojam. Nu ko, prie ežeriuko jau esam pirmo. Jūras jau yra atviesęs. Apšilimą dariau. Apšilimą darei? Einam savo. Rūkas man daug reikia. Magis negali, ne? Nei rūkyt, nei gerti, nieko. Ta kurva kažkaip sugalvojau, sėt ant galvos, bet kurvas įbis prakatą taip sulaiko, na. Nebėga, kurva neišdaugai niekas. Ką darom? Pratim, mes biškai taip pasitarėm. Ir Tomas nusprendė. Ir taip pagalvojom, gal šiam kartui kaip ir
užteks mums, ne? Nes, ar čia nuėjom 10 km. Į kalną, nuo kalno, 10 km. Bet reikia dar grįžti 10 km. Arba reikia varyti toliau. Bet ten neapsistosim, mes vis tiek iki Zabrato dar galim davaryti. Ir po to dar daugiau reiks grįžti. Ir tada dar daugiau reikės grįžti. Nes iki Zabrato dabar yra bent jau palei tą lentelę, kai rašo, kiek ten eiti, tai yra 2 valandos kelio. Su mūsų ėjimu, gerai, 3 tebūnie. Pirmin atgal 6 ir dar Plius grįžti 6 valandas, tarkim, pirmin atgal 6, plius dar čia yra irgi apie dar 2,5 valandas. Tai 8-9 valandas ėjimo. Ir plius saulė lenda lauk ir 9 valandos, dabar yra 9:30. Ir mes grįžtame tik 7-8 vakare. Į Koziverk vapšė nepakiltume. Nes... Aš siūlau grįžti atgal ir prisigerti, nahui. Arba varyti su motis pasivažinėti serpantinais. Ne, nu dabar bus per karštą ten ir sėdėti. Aš sakau, čia reikia, nežinau, arba pasirašymą, arba turi eiti pastoviai, vaikščioti sporto salę, eiti bent jau kažkiek sporto užsiimti. Ar tu salę nemyli? Ja, ne. Tai čia tikrai reikia to biškio pasirašyti. Iki čia ateina, vat, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir vaikai ateina. Dar kuprinės nesvertų, kuprinė vien kiek. Šiaip jo, prisidėjom, toks jausmas, kad varėm savaitį, į negyvenimą salą kažkur gyventi. Tai realiai reikėtų čia su, kad ir ta didelė kuprinė, bet biškį minimaliai įsidėjai daiktų ir viskas. Vandenuko porą buteliukų įsidėjai viskas. Ir čia striukių prisėmėm, kurva, ko tik reikia, maisto, keptuvės, dujų, jau čia ruošim, darysim. Priruošim, pridarėm, tai... Nu, kitą kartą žinosim. Kitą kartą šitą. Solevator kilis. А здесь надо не можно так? Reikia prie vandenuko, dar biškį pažiūrėjau. Reikia bent jau vandenuką paliesti. Be kuprinės vaikščioti visai kits reikalas. Ar ne? Ne, dar parūkom. Vieną kartą. Karoči taip dabar. Pasibazarinom ir nusprendėm. Bent jau šitą kalną išlipti. Tai yra irgi juoda trasa. Jo, patys priskirta prie sudėtingųjų. Jo, nes į tą Koziverką mes norėjome eiti, irgi yra juodoji, ar netgi raudona, bijau pameluoti. O čia yra juoda trasa. Tai ten pasižiūrint, kaip žmonės lipa, tai jie lipa rankomis netgi. Nu, bent jau šitą išlipsim ir tada šausim atgal namo. Ne namo, į kempingą. Ir tada sutaupysim dahują kilometrų ir būsim bent jau juodą trasą kažką pavykę. Turėtų būti ir vaizdas gražus nuo viršaus. Tai bus pafilmuota, parodyta, pafotografuota. Gerai. Turėsim.
sėdi. Varom į kalną. Užsidėjau gupuškę, dar vieną. Pafilmuosim. Pamiksuosim biškį. Kaip ir įkūrus draugas numetą. Jo. Gerai, ačiū. Dawaj. Czasu mi brakowało, mówię, jak nie pojedziesz na spotkanie, a normalnie wiraże. Matai, man su tais batais biškį taip žinai būna, kad nėra nelaiko. Šiaip nieko nespaudžia vaikščiot zaibys, bet vat po tokiais akmenim tai... Ir to, neskubam, lėtai. Nes jau dabar skubam. Palaidakis. Lėtai, užtikrinkim. Pabiškim. Akmenukės. Na jo, čia fainiai. Galėtų. O tokiais man patinka. Ir kol mastai, kur koją dėt pailsi. Oho. Toliau, man atrodo, turi. Jo, dabar va taip į viršų. Jachta. Nu, mes iš Lietuvos esam. Negirdi. Aš su telefonu norėčiau pafilmuoti biškį. Nu. Čia lietaus duos, man atrodo. Ne? Pažiūrėk į dangų.
Normaliai. Normaliai? Aišku. Dabar eina liaudis. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Ir kur? Ką? Tam toliau bus pailsėti. Nori pailsėti? Noriu. Gal pasitrauksiu biškį. Aš palipsiu dar čia. Čiučiut. Toks mėnesas užlypa. Pirmas perikūras. O. Viskas alright. Kaip vaizdas žiauriai gerai. Aha. Tik ten būtų reikėjo tik į Zabrą eiti. Čia būtų reikėjo taip keliuką aplinkui eiti. Eiti ir tada tenais pradėti kopti viršų. Matai, ten toliau biškai žmonės kopia, taip šalia olos. Jo, bet ten tokia atrodo kaip ant keturių kojų. Ten taip atrodo, bet ten yra biškai mažiau stačiau, bet ten yra kelias, bet nėra tų žmonių labai kelių. Ten toks kaip žvyras. Jo. Aišku, tu gali pasirinkti. Arba to kelių pysnę. Le, kaip gerai, kad debesų atsirado. Saulės nėra. Arba gali čia ir dar vienas kelias viršų. Mūsų kempingas yra va tenais. Ant to blyno, kur namai matosi. Tai vien dabar jau jaučiau, kokie esam. Kilometrą gal aukštą. Daugiau. Mes kaip buvom viršūje, aš dabar galvoju, aš kažkokią nuotrauką užtaginau, buvo štuka 6. Nu. Zabratas yra 2100, kem 5 man atrodo. Ar kažkas tokio. Ar ne, 2 kem 5. O Kozirė ten 2. Užlipsim. Varom. Reikia neskubėti. Būtume be kuprinį, čia būtų chuinėm leid. Jo, nes tai čia galėtum varyti kiaurai. Žinai, dabar papildom, čia 10-15 kilo neš. Ir lipo 4. Čia jau, blėt, vien gali lipt palei akmenų spalvą. Nuzulinti, blėt, nuo pėdų. Samanas nutrintas. Palaukiai užlipsi į viršų. Čia filmuoju, kažin. Filmuoju. Very nice. Kur per leškas gerai kerta. Sportuojantiems.
Grįšim kojas kvadratinės bus. Gerai, kad ne peškom. Ai, blėt. Gražu. O būtų ten viršui zaibys. Arba ten pačią viršų. Bet ten lipa, žiūrėk. Jop, tvai matė. Nu, 3 žmogeliukai. Bam, 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 bam. Dabar jau nebesimato, bet iš dešinės pusės matys tokie 3 pagaliukai. Judėjo, jo. Va, dabar matas. Geraisiais raudoną maikę. Jo, bet jau dabar yra į patį kalną biškį įėję. Ой, блядь. Нахуй nebejaučiu kojų. Kojų nebejaučiu. Iš tų vietų. Geras, geras. Oi. Ką čia rašo? Kur? Ai, nieko. Sodai. Eik tu nahui, Artūrai. Karšta nahui. Jauti dar 10 kilų pareiti? Dar 10 kilų pareiti? Dar vienas perikūras. Tai tikrai ne paskutinis. Ne. Yra ką veikti. Ten iš viso atliktim per juodžimus. Zaibys lašnak pradėjo čia nuo mano galvos lašų pragaits. Jaučiu, ką nuo galvos. Blet, lašnuoja, Artūrai. O, vysim per lietų. Tai zaibys. Atsigausim. Kuprinės užsitemsim su temtu, naku, kad nesušlapto. Įvidėjau tas kuprinės, naku, grįžęs sudeginsiu šią. Ką padarysi? Sudeginsiu. 20 kg tempiu be reikalo. Štai čia, bet reikia čia, blet. Kai visą laiką yra lengviausia kaltinti kitus. Prisižiūrėjom video, kaip visi varo rudenį arba pavasarį, šalta yra rūbus nešas. Mes rūbų prisikrovėm, bet karšta.